Sveikindama Vėžius su artėjančiu gimtadieniu, norėčiau truputį papasakoti, kokiomisgi kosminėmis dovanomis jie yra apdovanoti. Kas pas juos geriausia, kas stipriausio, į ką gali remtis. Kokie Vėžio privalumai. Stenkime galvoti apie tai, kas pas mus geriausia. Stiprinkime geriausias savybės ir jos palengva ištrins, sunaikins, išstums tai, kas galbūt mums nepatinka, ko mes norėtume neturėti. Taigi, kas yra Vėžys? Kame Vėžio stiprybė? Vėžys gali didžiuotis, kad jis yra vienas iš 2 ženklų, kurio šeimininkas jau nebe planeta, o šviesulys. Astrologijoje dangaus kūnai yra dalinami į planetas ir šviesulius. Yra tik 2 šviesuliai – Saulė ir Mėnulis. Mėnulis – nakties šviesulys. Mėnulis siejamas su emocijomis, pasąmonė. Siejamas su šeima, namais, gimine, praeitimi. Praeities saugotojas – siela. Tai nemirtinga siela, kuri keliauja iš vieno gyvenimo į kitą. Kažkas nemaraus. Ir būtent Vėžio ženklas siejamas su taip vadinamu negyvuoju vandeniu. Jo užduotis – apjungti, vienyti. Štai tokia ir yra svarbiausia Vėžio užduotis – vienyti, gydyti. Gydytojas yra Chironas. Ir Chironas būtent yra ezoterinis Vėžio šeimininkas. Tie Vėžiai, kurie pasirinko profesiją mediciną, yra išskirtiniai. Bet sakyčiau, beveik visi Vėžiai intuityviai žino, kaip reikia gydyti savuosius. Draugam, giminaičiam duoda tinkamus patarimus. Beje, šeimos pagrindinis gydytojas kas yra? Mama. O mama astrologijoje Vėžys, tai yra Mėnulis. Vėžys yra motinystės ženklas. Praeities, šeimos, giminės, gentės ženklas. Kiekvienam Vėžiui yra svarbu gerai žinoti savo šeimos praeitį, pagerbti savo mirusiuosius. Lietuva pagal etnosą Vėžys. Mesgi turime seniausią išsaugotą indoeuropietišką kalbą. Lietuvoje išties labai vertinami giminiški ryšiai. Labai saugoma praeitis. Vien ko vertas kunigaikščių kultas. Lietuvoje kas antras vaikas kunigaikščio vardu vadinamas. O kaip gerbiama pagoniška praeitis. Aukurų deginimas, šventa ugnis. Tai vis Vėžys, kuris gerbia praeitį ir kuriam pati švenčiausia vieta tai mirusiųjų palaidojimo vieta. Ir ko gero tikrai nereikia įrodinėti, kad bene pati didžiausia, labiausiai švenčiama šventė Lietuvoje tai vėlinės, kai susirenka visi, kas tik gali eiti į kapus, gėlės, žvakės. Kaip supratome, Vėžiui yra labai svarbus ryšys su protėviais ir su savo mama. Kiekvienas Vėžys turi daug dėmesio skirti kokybiškiam geriem santykiams su mama. Patarčiau tą gerai įsidėmėti, netgi jeigu santykis jūsų nėra labai geras, pasistengkite padaryti viską, kad jūsų santykiai taptų darnus. Mokėkite nepykti ant savo mamos, atleisti savo mamai. Bent jau Vėžiui galiotų taisyklė: mama visada teisi. Vėžyje egzaltuoja Jupiteris. Jupiteris – išmintis, mokytojas guru. Kas jau kas, bet Vėžiai tikrai yra apdovanoti išmintim. Jie gimė mokyti. Natūralu, kiekviena mama yra pirmoji savo vaikų mokytoja. Ir tai mes matome per Vėžio ženklą.
Na, kokios planetos Vėžio ženkle yra depresijoje? Tai yra tos planetos, kurios gali atnešti Vėžiui problemų. Tai Saturnas ir Uranas. Saturnas siejamas su karjera. Ir tai reikštų, kad sukūrus šeimą, karjera eina jau į užkulisius, į antrą planą ir bent jau Vėžiui suderinti pilnavertį šeimyninį gyvenimą ir karjerą, kilimą karjeros laiptais yra neįmanoma. Kągi daryti tokiu komplikuotu atveju? Vienintelė išeitis – pasistengti greičiau sukurti šeimą, paauginti vaikus ir tik tada pradėti jau rūpintis karjeros klausimais. Aišku, galima ir atvirkščiai. Vyrams tai beje nėra taip aktualu. Vėžys moteriškas ženklas, o tiksliau sakant, motiniškas. Antra išvaryta planeta – Uranas. Uranas tai yra permainos, naujovės. Ko jau ko, ženklas, kurio užduotis išsaugoti praeitį, išsaugoti šaknis. Tai pirminio šaltinio ženklas. Permainos, reformos kelia siaubą. Vėžiai iš esmės yra konservatoriai. Tiesa, būna ir išimčių. Galima Vėžio tarpe atrasti ir reformatorių, novatorių, bet tai jau asmenys, kurių horoskopuose išskirtinai palanki Urano pozicija. Kritusi planeta Vėžio ženkle yra Marsas. Į tai reikėtų atkreipti dėmesio. Marsas – konfliktų planeta, agresijos planeta. Vėžiai, kaip taisyklė, tikrai nėra agresyvus, vengia bet kokią kainą konfliktų. Ir tai yra teisinga. Nereikia eskaluoti kritusios planetos. Ir kaip minėjau, viena pačių svarbiausių ir geriausių planetų Vėžio ženkle tai jų ezoterinis šeimininkas Chironas, kuris kaip tik yra atsakingas už diplomatiją. Vėžiai moka likti taktiški, diplomatiški ir rasti visiems priimtiną sprendimą. Chironas padeda Vėžiui tapti taikytoju. Štai irgi viena ir labai svarbi Vėžio funkcija. Kad Vėžio totemas Vėžys, ko gero, nieko nenustebinsiu. Tačiau yra ir dar keletą totemų minimų Avestoje. Manoma, kad kažkada Vėžio ženklas buvo vadinamas krabo ženklu. Na ir krabas kaip totemas beje gali atnešti Vėžiui netgi didesnę sėkmę negu pats paprastasis vandeninis upinis vėžys. Yra ir dar vienas totemas, kurį galima rasti pagal avestietiškus mėnesius. Tie vėžiukai, kurie yra gimę iki Liepos 18 dienos, turi totemą bebrą. Tas vandeninis bebras, kuris siejamas su šventa vandenų dvasia, su namų globa. Na, o tų vėžiukų, kurie gimė jau 19, 20, 21 dieną, kai kurie ir 22 dieną, priklausomai nuo metų, jų totemas jau kitas – erelis. Erelis siejamas jau su liūto ženklu ir būtent šitie vėžiai jau turi nemažą ir liūto bruožą. Vėžys – mėnulio gyventojas. Ir Vėžiui palanku rinktis spalvas pagal mėnulį. Mėnulio spalvos – pieno balta, sidabrinė, puiku perlamutras. Vėžys yra vandens ženklas ir Vėžiui palankiausios spalvos – žydros, melsvos. Taip pat atsižvelgiant dar ir į kitas dominuojančias planetas, sakyčiau, puiku pilka pagal Chironą. Pagal Jupiterį gerai žalia, ypač smaragdinė. Beje, dėl smaragdo. Smaragdas yra vienas iš tų akmenų, kuris puikiai tinka Vėžiam. Vėžiam puikiai tinka mėnulio akmuo, baltas agatas, baltas kachalongas. Nors Vėžiai ir mėgsta sidabrą, bet Vėžiam kaip kompensacija puiku būtų ir auksas. Jeigu jums nepatinka auksinė spalva, nešiokite tiesiog balto aukso papuošalus. Vėžių numerologinis kodas 20, na, o mėnulio, jų planetos šeimininkės numerologinis kodas yra 2.
ratas. Na, o laimė, sėkmė vėžiam visada atneša stiprus ryšys su giminė, su šeima, su savo protėviais. Vėžiam patartina dažniau prisiminti tuos, kurie yra išėję, maldoje taip pat. Be abejo, genealoginio medžio sudarimas, analizavimas, tai irgi yra vienas iš tų užsiėmimų, kuris vėžį stiprina, įkvepia. Vėžys atsakingas už šaknis, už tyrą šaltinį, už švarias šaknis. Tad saugokime savo praeitį, savo giminę ir jūsų patys žmonės, o visų pirma, jūsų artimieji, taps stipresni, laimingesni, sėkmingesni ir galės puikiai realizuoti tą duotybę, su kuria atėjo jau į šį pasaulį.